Taigi, norint pasiredaguoti mūsų meniu, prisidėti naujų elementų, puslapių ar kategorijų, mums reikėtų eiti į admin dalį, susirasti išvaizdą, meniu ir pasirinkti tinkamą meniu. Šiuo atveju, kaip pasirinkti tinkamą meniu, tai siūlyčiau jums susigretinti esamus elementus su jau jūsų esamu atvaizduotu meniu. Tai šiuo atveju aš matau, kad mano vienintelis meniu elementas yra puslapio pavyzdys ir atsidaręs meniu puslapį matau, kad taip pat yra vienintelis esamas puslapio pavyzdys pridėtas kaip elementas. Tai reiškia, greičiausiai mano meniu bus šis. Taigi, norint pridėti naujų elementų puslapių į meniu juostą, mes galime tiesiog pasirinkti iš mums kairėje pusėje esančių meniu kategorijų, puslapių tiksliau kategorijų labiau. Tai šiuo atveju mes nematome jokių produktų kategorijų. Tai visų pirma, kad mes viską matytumėm, mums reikėtų spausti ekrano nustatymai ir pasirinkti, kad atvaizduotų produktus, žymas, produktų kategorijas ir produkto žymas. Ir tiesiog uždarome. Taigi, matome, kad mūsų meniu pasipildė. Taigi, aš šiuo atveju darysiu tik tai parduotuvės visas kategorijas ir subkategorijas. Tai visų pirma, aš prisidėsiu kaip puslapį parduotuvę ir į ją sudėsiu savo turimos kategorijas. Tai šiuo atveju turiu nedaug, kelias. Tai pasirenku produkto kategorijos, spaudžiu peržiūrėti viską ir tiesiog žymiu ir spaudžiu pridėti į meniu. Tai šiuo atveju noriu pridėti kostiumai, kelnes, švarkai, sagos. Čia taip pat matome, kad yra tėvinė kategorija ir toliau dukterinės kategorijos. Tačiau mums, kai prisidėsi meniu, mes turėsime visas tėvinės ir mums patiems reikės susidėlioti iš naujo. Taigi, spaudžiame pridėti į meniu ir dėliojame. Tiesiog paspaudžiame ant kategorijos ir ją patempiame. Taigi, matome, kad dabar parduotuvė turės subkategoriją kostiumai vyrams. Toliau paėmus kelnes, pertempus dar toliau truputėlį. Ši subkategorija bus jau dukterinė kategorija šiai. Toliau persitempėme. Ir matome štai tokį kategorijų medį. Taip pat pridėsiu dar kelis naujus. Tai būtų marškinėliai ir suaugusiems. Taigi, jeigu dabar mes jų nepertemptumėm, mums tada atsivaizduotų puslapio pavyzdys, parduotuvė, marškinėliai ir suaugusiems. Tačiau jeigu mes perkelsime marškinėlį jau į parduotuvę, mums tada atsivaizduos tik tai puslapio pavyzdys, parduotuvė ir suaugusiems. Taigi, aš viską susitvarkau gražiai ir spaudžiu išsaugoti meniu. Atnaujiname puslapį ir matome, kad jau turiu visus du elementus. Tai būtų puslapio pavyzdys. Jūsų atveju tai gali būti pradinis puslapis ar kaip tik parduotuvė. Toliau užėjus ant parduotuvės matome, kad yra kostiumai vyrams, švarkai, marškinėliai suaugusiems. Taip kaip mes įsidėliojame čia. Jeigu mes norėtumėm iškelti dar kokią papildomą kategoriją į parduotuvę, daleiskim sagos. Tai viskas, ką mums reikia padaryti, partempti žemyn, kad būtų tik tai vienu lygiu aukščiau negu parduotuvė. Spaudžiame įsaugoti ir galime dar kartelį pasitikrinti. Taigi, matome, kad yra kostiumai vyrams, sagos, marškinėliai. Toliau galime prisidėti taip pat visus puslapius, ką mes turime, tai šiuo atveju apmokėjimas, paskyros puslapis. Jūs turėsite ir daugiau, gal kokią apie mūsų informaciją, kontaktų puslapis.
Tai reikėtų užeiti puslapį, spausti peržiūrėti viską arba pasirinkti paiešką ir prisidėti tai, ko mes norime. Tai šiuo atveju aš dar pridėsiu paskyrą puslapį. Juos niekur nekeliu, nes nenoriu, kad juos atvaizduotų nei prie parduotuvės, nei prie puslapio pavyzdžio. Taip pat galiu atsivaizduoti ir produktą. Taigi, aš turiu tik tai 2 produktus. Tai galiu susikurti vėl atskirą punktą, kuris įsišakos. Tai šiuo atveju, jeigu norint susikurti punktą, kuris niekur nenuveda, mums reikėtų spausti interneto nuorodos. Čia įrašyti grotažymės, hashtagą kitaip ir užsivadinti kaip norime. Tai šiuo atveju aš užsivadinsiu produktai. Spaudžiame pridėti meniu ir viskas turime. Dabar galime prisidėti produktus ir jos patempti aukščiau, kad būtų kaip subkategorija. Spaudžiame įsaugoti. Na ir štai matome, kad turime jau 2 įskleidžiamus meniu punktus. Tai būtų parduotuvė ir produktai. Tai tiek. Norint išsitrinti nereikalingus punktus, mums reikia paspausti trikampiuką ir paspausti raudoną mygtuką pašalinti. Kai tai padarome, mums vėl reikėtų paspausti mygtuką įsaugoti meniu. Viskas. Turime atsinaujinusi meniu.